Gerai, sveiki visi. Kas Sakom. vėluoja, tai jau manau, kad prisi, prisijungsit ir išgirs įrašą mūsų. Tai aš nežinau, ar čia galima bus kažkaip veidus pamatyti, ar čia norit visi būti pasislėpę, gal bent pasisveikinti trumpam. Ne visus gal labai žinau, bet gal vis tiek kai kuriuos žinau. Čia kaip per pamokas. O, sveikas, Lukai. Nu, Agnė jau sveikinamės, ar ne? Sveiki. Pačią visą šeimyną ir mūsų sergantis Tauris, ne? Iš lovos pakeltas, sveiki. Sandra, va, matau irgi. Nu, Labas vakaras. Labas vakaras. Gerai, tai labai smagu, kad susirinkot. Tikrai labai tikiuosi, kad dar prisijungs biškutukas jūsų. Tai va, tai aš labai norėjau šiandieną jūs visus sukviesti ir pakviečiau į mūsų grupelę svečią, dietistą Joną Lapinską. Tai žmogus, kuris virš 15 metų dirba su testais ir domisi maisto medžiagų įtaką sveikatai. Ir konsultuoja sportininkus, taip pat ir pacientus, ir yra lektorius gydytojų kvalifikacijos kėlimo kursuose. Tai žmogus, su kuriuo susipažinus mūsų šeimynos sveikatos kartelę mes truputėlį pakėlėm aukštyn. Ir aš tikrai labai džiaugiuosi šitą patirtim ir už tai labai norėjau, kad ir jūs truputuką susipažintumėt su tokiais elementariais dalykais, kurie galbūt tiesiog praslysta mums pro akis ir pro ausis. Tai žinant, kad dabar vis tiek artinasi šaltasis sezonas ir nepaslaptis, kad ne vienas jau iš jūsų pabiručių praleido treniruotės, tai aš kaip trenerė tikrai labai noriu, kad jūs išgirstumėte tą informaciją ir labai norėčiau palinkėti, kad ir vaikai mažiau sirgtų, bet to tarpu apskritai, kad tai būtų žinios ir jūsų šeimynai ir kad tiesiog tai nebūtinai tik jūsų vaikams, tai galbūt ir jūsų šeimos nariams. Ir tas įsitikinimas, kad didžioji dauguma serga per šaltąjį sezoną ir tai yra tiesa, bet tai nėra normalu. Aš manau, kad tikrai gali būti ir kitaip. Tai sveiki, Jonai, labai džiaugiuosi, kad jūs skyrėt mums savo laiko ir tikrai labai norim išgirsti iš jūsų. Labas, Austra, tikrai smagu dirbti su tavim ir tave pažinoti. Ačiū už pasitikėjimą ir pasistengsiu perduoti savo žinias. Ir šiandien bus toksai edukacinis bendravimo renginys. Kils klausimų, užduokite klausimus ir manau, kad klausimai galbūt bus gale, paskui, kai aš jau pasisakysiu ir galėsim padiskutuoti. Kadangi vakaras vėlyvas, tai nieko nelaukdamas norėčiau pradėti šiandieną, darau įrašą, tai galėsiu pasidalinti vėliau ir tuo įrašu ir jūs galėsite savo aplinkoje juo dalintis. Truputėlį, jeigu apie mane, aš jau 15 metai domiuosi šią veiklą savo. Mitybą susidomėjau tada, kada pats susikūriau savo sveikatos problemų, dėl to esu, kaip sakoma, iš patirties, ne iš teorijos, esu iš praktikos, o ne iš tiesiog knygų visos mano žinios. Taip kad jeigu bus klausimų, mielai kviečiu ir užduoti juos. Kiekvienas turbūt sportininkas, nežinau kokią amžiaus pas jūs sportuoja, bet turbūt kiekvienas nori gauti daugiau energijos, ištvermės, greičiau atsigauti po treniruočių ir ką naudoti, ką valgyti, kada valgyti, ką gerti, ką negerti. Va čia apie tai bus šiandien. Taip, bus šita paskaita. Plius šita paskaita bus apie tai, kad kokios sveikatos problemos ir kodėl jos nutinka, kas labiausiai jas įtakoja ir į ką labiausiai reikia atkreipti dėmesį mityboje ir gyvenimo būde. Tai Jonas Lapinskas esu ir visuomenės sveikatos specialistas, tai mano pareiga visų pirma šviesti visuomenę ir esu ir savivaldybių lektorius, žodžiu, ir įmonių įvairių lektorius ir panašiai. Tai čia gal tų regalių nereikia, tiesiog dar papildomai, ką noriu pabrėžti, konsultuoju Angion klinikoje. Kaip matote, čia dvi klinikos yra, GOK ir Angion, tai aš noriu truputėlį informuoti apie Angion kliniką, tai yra viena iš pirmųjų Lietuvoje privačių onkologijos klinikų ir kraujotakos ligų klinikų. Tai ten man tenka jau konsultuoti pacientų šalia gydymo. Jau jeigu yra gydymas, yra gydymo įvairios procedūros,
ką galima valgyti, ko negalima valgyti, koks maistas padeda atsistatyti greičiau, koks maistas sukuria prieš uždegiminius procesus ir silpnina tą uždegimą ir greitina žmogaus atsistatymą. Tai mano tokia yra tokios žinios ir jomis dalinuosi ir jeigu yra kažkokių tai bėdų, problemų, tai mielai stengiuosi padėti. Na, keliaukim į temą. Tai visų pirma reikia žinoti, kad fizinis aktyvumas tai yra nauda sveikatai. Ir nauda sveikatai turbūt jūs pilnai suprantate, kad ir nuotaika gerėja, ir širdies kraujagyslių veikla reguliuojasi, ir deguonies kiekio daugėjimas, ir raumenų vystymasis, ir kaulų struktūros vystymasis, daug pozityvių teigiamų dalykų. Ir, na, sportuoti reikia, tai turbūt jūs tą viršinate tą minimalią zoną sporto per savaitę, kiek čia rekomenduojama, kaip matot. Ir suaugusiam bent jau, galbūt vaikai sportuojate daugiau ir pastovi, ir pas austrą vaikštot ir reguliariai, tačiau galbūt tėveliai ne visi sportuoja ir galbūt kai kuriem tikrai būtų naudinga, tai bent jau greitas ėjimas, greitas vaikščiojimas 1 valandą kiekvieną dieną pasivaikščiojimas tikrai pagerins ir jūsų nuotaiką, ir jūsų energijos kiekį, ir širdies kraujotakos sistema pagerės, ir nutukimo prevencija, daug naudos. Tai aš labai visiems linkiu sportuoti ir fiziškai būti aktyviem. Tačiau reikia nepamiršti, kad fizinis aktyvumas tai dar ir tam tikrų procesų atsiradimas, tokių kaip uždegiminių procesų atsiradimas. Tai nors jisai ir gali pagerinti tas fizinis aktyvumas tą mūsų savijautą, tačiau taip pat jisai įtakoja ir žaloja mus. Ir aktyvus fizinis toksai aktyvumas, aktyvi veikla, jinai sukelia ūminį uždegimą. Ir tas ūminis uždegimas vyksta kiekvieną dieną mūsų raumenim dirbant. Tai reiškia, tai yra nenutrūkstamas procesas, jo nereikia bijoti, tačiau reikia suprasti, kad profesionaliai sportuojant, jeigu mes kalbam apie profesionalų sportą, reikia profesionaliai save prisižiūrėti. Miego turi būti režimas, mitybos režimas, maistinių medžiagų režimas, atsipalaidavimas, stresinės būsenos reguliavimas, tas labai svarbu. Ir kaip aš visą laiką sakau, jau jeigu jūs norite tapti profesionalais, tai tada turite ir mokintis irgi profesionaliai. Tai visose srityse reikia būti profesionalu tiek moksle, tiek poilsyje, tiek ir fizinėme aktyvume. Taip, nes tai yra nenutrūkstamas savęs tokio uždegimo sukūrimas, kurį reikia neutralizuoti. Ir aš šiandien papasakosiu, kokiais būdais galima neutralizuoti kiekvienos dienos tą uždegiminį procesą, kurį mes jaučiame, kai skauda, pavyzdžiui, raumenis. Kai skauda raumenis, reiškia, tai buvo pažeisti raumenis ir juos reikia atstatyti. Jaučiate turbūt pieno rūgšties išsiskyrimą ir galvojat, ką su tuo daryti ir kaip su tuo daryti. Yra tam tikros veikliosios medžiagos, netgi mitybinės, kurios padeda atstatyti. Tai apie tai aš šiandien irgi pakalbėsiu. Nežinau, kokio amžiaus vaikai sportuoja, Austra, pas jūs, bet čia yra lentelė iš rekomendacijų mitybinių. Jeigu nesportuoja vaikas, tiek berniukas, tiek mergaitė, matote pagal amžiaus grupės, yra tam tikros rekomendacijos, kiek kalorijų per parą reikia sunaudoti. Ir jūs vėliau galėsite pasižiūrėdami šitą video susistabdyti ir pasižiūrėti, kuriuom amžiaus grupė jūsų vaikas pakliūna. Taip. Ir jeigu mes kalbam apie fizinį aktyvumą, apie sportuojančius asmenis, mums reikia žinoti, kad mes turim padidinti 20-30% kalorijų kiekį. Ir tas kalorijų kiekis turėtų atsirasti per visą dieną, visos dienos mitybos grandinėje, ne tik tai ten iš karto po treniruotės, bet taip pat ir visą dieną. Taip. Ir matote, mėgėjai vidutinio intensyvumo sportuojantis maždaug tai turėtų sudaryti apie 30-35 kilokalorijos 1 kilogramui, o profesionaliai intensyviai sportuojantis kasdieną po 2 valandas, ten nemažiau, tai apie 40 kilokalorijų nuo kilogramų į kūno masės. Ir pagrindinis energijos šaltinis, reikia to nebijoti, tai yra angliavandeniai, jie skirti mūsų greitai energijos gavimui. Nes yra keletas būdų, kaip kūnui gauti energijos, tai greičiausiai iš gliukozės, tai iš tų angliavandenių. Tačiau reikia nemaišyti, kad angliavandeniai skiriasi nuo angliavandenių ir juos reikia nesumaišyti, kad mes rekomenduojame ne tuos greituosius angliavandenius kaip cukrus, ne cukrus, bandelės, pyragėliai,
kažkoksai tai gėrimas energetinis ar dar kažkas. Aš kalbu apie angliavandenius, kurie yra sudėtiniai angliavandeniai, kurių veikimas yra pilnavertis, kurių veikimas atneša mum įvairiausias veikliąsias medžiagas, ne tik tai pačius angliavandenius ir su jais greitai skylančią gliukozę, bet atneša visą gamą, visą asortimentą mum labai svarbių mikromedžiagų, be kurių mūsų kūnas negali pilnai funkcionuoti. Tai visų pirma skaidulos, visų antra vitaminai, mineralai ir labai labai svarbu sportuojančiam žmogui antioksidantai. Nes būtent antioksidantai ir stabdo tą pažaidą, kurią susikuriame sporto metu. Tai į tai reikia atkreipti dėmesį ir matote rekomenduojami šaltiniai, pilnaverčiai grūdai, avižų dribsniai, daržovės, vaisiai ir vengti perdirbtų maisto produktų, kurie turi daug cukraus. Baltymai. Baltymai vienas iš pagrindinių mūsų raumens atsistatymo šaltinių ir reikėtų orientuotis į baltymus, kurie yra pilnaverčiai. Tai sakyčiau taip, mėsa, jeigu mes kalbam apie mėsą, mano požiūriu rekomenduotina būtų kalakutiena visgi rinktis dažniau negu vištieną. Kalakutiena turi labai tokį svarbų mum baltymą triptofaną, kuris aktyvuoja įvairius procesus, įskaitant ir energijos didesnį kiekį, metabolizmą geresnį, žodžiu, daug teigiamų dalykų. Na, jeigu jūs turite, pavyzdžiui, ekologiškos vištienos, valio, labai gerai, skatintame taip pat. Žuvys įvairios rūšys žuvų ir čia reikia atkreipti dėmesį, kad gėlavandenės žuvys, jos turi daugiau mineralų ir tai yra lengvai virškinamas baltymas, greitas baltymų šaltinis, tačiau jos neturi omega-3 riebalų rūgščių, o tai labai svarbi veiklioji medžiaga, mažinanti uždegiminius taip pat procesus atsirandančius dėl fizinio aktyvumo. Tai jūrinė žuvis, jinai taip pat turėtų dominuoti, sakyčiau, racione. Dažniausiai būna klausimas, kaip gauti kokybišką jūrinę žuvį, ir čia yra sudėtinga ir mes susidurėm su šitais iššūkiais. Dar aš juokiuosi, kad reikia vyrus tada siųsti į žvejybą į Norvegiją, kad gauti geros kokybiškos žuvies. Tai čia vyrai visą laiką laikus deda ir čia per ekraną bėga laikai visą laiką. Gerai, juokauju. Žuvis, žodžiu, jūrinės kilmės, tačiau jūrinės kilmės žuvis vienos yra riebios, kitos yra sausos ir tos, kurios riebios, jos turi omega-3, sausos jos turi labai labai mažai. Aš šiandien apie tai nepasakosiu, bet reikėtų labiau rinktis tokią žuvis kaip, aišku, lašiša, dažniausiai pas mus atkeliauja iš fermos, vėlgi, joje mažai omega-3 riebalų rūgščių, bet tokios žuvis kaip silkė, sardinė, ančiuviai, skumbrė, jūrinis ungurys, jūrinis upėtakis, jie turi daugiau omega-3 riebalų rūgščių ir savo racioną galėtumėt naudoti. Ir labai prašyčiau išjungti mikrofoną, pas ką dar yra įjungtas. Ankštiniai augalai, grybai, tai yra taip pat puikus šaltinis, tiesa, baltymai iš ankštinių augalų įsisavina lėčiau truputėlį negu iš mėsos arba iš žuvies. Jų suvalgyti reikėtų truputėlį daugiau ir turėti savo racione. Na ir taip pat kiaušiniai ir pieno produktai. Pienas aš visą laiką rekomenduoju rinktis A2 pieną. Turbūt girdėjote apie tokį pieną, kuris neturi kazeino A1 baltymo ir tokiu būdu jisai nesukuria alergijų ir netoleravimo žmogui. Ir parduotuvėse parsidavinėja toks A2 pienas, kuris be laktozės ir be būtent šito kazeino baltymo. Tai būtų naudingas, nes augančiam organizmui, jeigu mes kalbam apie vaikus, kaulų vystymuisi ypatingai svarbu turi kalcio šaltinis, tai vat pieno produktai yra puikus kalcio šaltinis ir visgi reikėtų juos naudoti. Na ir taip pat kiaušiniai. Vėlgi, kaip ir sakau, geriausia, kad tai būtų kažkokie tai ekologiški ir jeigu jau renkatės kiaušinius parduotuvėse, jeigu perkat, tai rinkitės tokį kiaušinį, kuris priekyje skaičiukas yra 0. Tai 0 reiškia, jis yra ekologiškas. Keliaujam toliau. Riebalai irgi labai svarbus ir be riebalų, mūsų organizme niekaip mes neišgyventumėm.
nes jie svarbus ir hormonų veiklai, na ir svarbus ir visom ląstelių funkcijom, ir uždegimą mažina, ir dalyvauja uždegimo reakcijose. Ir jas turėtų sudaryti apie 30% mūsų kalorijų dienos normos. Tačiau reikia rinktis ir žinoti, kokius riebalus rinktis. Dabar dar yra pakankamai aktyvi tokia ketogeninės mitybos propagavimas. Jisai yra irgi galimas, jisai irgi sportininkam yra svarbus ir galimas, tačiau reikia labai atsirinkti visų kitų mikromedžiagų kiekius, kad būtinai jos gauti, nes vien tik tai gauti riebalus ir negauti mineralų, vitaminų, skaidulų, tai galima labai pažeisti savo organizmą, net neatstatančiai. Tai reikėtų tiesiog vertinti labai atsargiai. Na, iš geriausių riebalų, štai čia yra parodyti geriausi riebalai, kuriuos reikėtų turėti savo mitybos racione, tai yra alyvuogių aliejus, geriausias aliejus iš visų, kuriuos mums verta naudoti. Jisai turi daug labai teigiamų požymių, tai reikėtų vėlgi rinktis alyvuogių aliejų, kad jisai būtų šalto spaudimo, kad tai būtų iš pačių alyvuogių, ne iš jau atliekų spaustas, extra virgin, ir jį naudoti. Ir beje, mano rekomendacijose visą laiką keliauja taip, kad geriau maisto riebaluose kepti kuo mažiau, geriau troškinti, virti, garinti, tai tuos riebalus naudoti šaltuoju būdu, ne karštuoju būdu kaitinti juos ir iškaitinti ir naudoti savo mityboje, bet šaltuoju būdu, tai reiškia užsipilti ant salotų, naudoti avokadus, riešutus, sėklas, riebi žuvis, o visą kitą maistą tiesiog virti, troškinti, garinti arba naudoti būdus, kur nenaudojami nekepami nekepamas riebaluose maistas. Tai, kaip matote, šitos rekomendacijos, jos atspindi tuos geruosius riebalus, nes labai dažnai, norint tinkamus naudoti riebalus, labai dažnai žmonės renkasi augalinės kilmės riebalus, galvoja, kad tai yra labai teisingas priėjimas ir iš ties augalinių riebalų yra įvairiausių, bet tokie riebalai kaip palmių riebalai, kurie yra konditerijoje, jie ilgai negendantis, jie atneša didžiulius kiekius sočių riebalų mūsų mityboje, arba pavyzdžiui kokosų riebalai taip pat turi daug sočių riebalų. Ir tokiu būdu, jeigu mes gaunam per didelius kiekius šitų riebalų, sutrinka medžiagų apykaita pačioje ląstelėje. Nes riebalai yra vienas iš pagrindinių mūsų kūno statybinių medžiagų resursų. Tai kokius riebalus vartojam, iš to mūsų kūnas ir susiformuoja, tas karkasas visas kūno. Tai reikia atkreipti dėmesį. Taip pat dar labai svarbus momentas yra vanduo. Tikiuosi, jūs treniruojatėse, geriate daug vandens, nes be vandens iš tiesų neįmanoma funkcionuoti ir neįmanoma pasiekti netgi gerų rezultatų. Man savo mokslo metu teko skaityti daug mokslinių studijų susijusių su sportininkais, profesionalais ir kokių pasiekiama rezultatų, kai nenaudoja vandens ir kai naudoja vandenį. Tai vanduo yra būtinas, jį reikia visą laiką naudoti ir prieš treniruotę, ir po treniruotės, ir treniruotės metu taip pat mažais gurkšneliais taip pat gurkšnoti. Ir galbūt yra pas jūs kažkokios tai tradicijos viso to, tai iš ties yra labai svarbu. Maždaug per valandą fizinio aktyvumo, valandą sporto reikėtų maždaug išgerti nuo pusės iki 1 litro vandens. Ir reikia nepamiršti, kad kiekvieną kartą, kai mes hidratuojam, kai netenkam vandens, mums reikia papildyti elektrolitais. Tai tas yra taip pat labai svarbu, ypatingai tai svarbiaisiais kalis, magnis, natris, tais tokiais svarbiausiais mikroelementais. Tačiau ir reikia nepamiršti visų kitų, nes jie tai tik tai yra tokie keli pagrindiniai, bet visi kiti taip pat yra labai svarbus. Ir pagal tas šiuolaikinės maitinimosi gairės mes esam tokioj kažkokioj tai klystkeliai. Tas mūsų pasaulis toks įdomus, kad mes turim ir burgerius, ir pizzas, ir gimtadienius, ir šventes, ir turime kasdienybę kažkokią. Tai mums reikia pasirinkti tą kelią, pasirinkti tą tokį kiekvienos dienos racioną, kuris atneša didžiausią naudą. Tai nuo tos pasirinktos dietos labai priklauso ir fizinis mūsų fizinis būvis, fizinis stovis. Ne?
Išties energijos deficitinė dieta, jeigu mes suvalgom per mažai ir dar per mažai išgeriame vandens, tai gali grėsti raumenų mažėjimu, kaip matot, ir jėgos sumažėjimu, kaulo mineralinio tankio sumažėjimu, reiškia, kaulai gali būti trapesni, atsiranda tikimybė lūžti, susižeidimų ir ligų tikimybė, imuninė sistema labai keičiasi, labai silpsta ir aišku atsiranda, jeigu mes nesuvalgom tokio kiekio, kiek mums reikia, mūsų kenčia ir psichologinė būsena, nes mes neatnešam visų mums svarbių maistinių medžiagų kūnui ir taip pat ir mūsų nuotaikom, ir mūsų emocijom, ir mūsų kognityviniam visom smegenų veiklai, kognityviniam funkcijom. Tai į visą tai reikia atkreipti dėmesį. Dabar kokios grėsmės, nes žinant grėsmės, mes labiau pradedam suprasti, kaip tas pramoninis maistas mus šiandien dieną įtakoja. O grėsmės yra kelios iš tikrųjų mityboje. Tai maisto pramonės sukurtas perteklinis perdirbtų maisto produktų vartojimas visose pasaulio šalyse iš tikrųjų didėja drastiškai ir lietuviai 26,4% pinigų išleidžia perdirbtą maistui. Na, jisai skanesnis, jisai gražiau supakuotas, gražiau atrodo, jisai traškesnis, jisai skanesnis įvairiausiom prasmėm ir iš tikrųjų visuomenė jo sunaudoja pakankamai daug. Tačiau tokia maiste labai mažai yra gerųjų maistinių medžiagų, kurių mums reikia. Greitai paruoštas maistas, jisai paruošiamas greičiausiai aukštoje temperatūroje ir suyra tos maistinės medžiagos, arba jų tiesiog tenai fiziškai nebūna. Sudenga riebalai, sudenga cukrai, baltymai sudenga, kepant tokius maistus riebaluose, ypatingai fritiūrinėse. Ir štai čia mes atsidurėme tokioje aklavietėje, kad atrodytų suvalgėm greitai, gavom sotumo, bet po pusės valandos mes vėl alkani. Kodėl? Todėl, kad mūsų kūnas badauja. Ir mūsų kūnas gavo cukrų, gavo energijos, bet negavo maistinių medžiagų, kurių kūnui reikia ir tokiu būdu mes vėl badaujam. Ir dažniausiai vėl nori maisto ir vėl visas tas ratelis keičiasi. Aš jau nekalbu apie tuos maisto priedus, kurie yra įdėti, prie kurių priprantama, kurių vis norisi labiau, tai šitas maistas išties, dėl to jisai toks ir tampa populiarus. Kita problema yra maiste, kurios mes tikrai nepastebėjom vizualiai, nes morka dabar nelygi morkai, bulvė nelygi bulviai. Ir yra atliktas amerikiečių instituto nuo 2018 iki 2020 metų tokia didžiulė mokslinė studija, 300 ūkių ėmė žemės pavyzdžius, ėmė derliaus pavyzdžius ir išmatavo veikliąsias medžiagas, antioksidantus, polifenolius, kalcis, geležis ir taip toliau, kurias matote. Tai šiandien dienai bulvėje yra 6 kartus mažiau veikliųjų medžiagų negu buvo anksčiau. Įsivaizduokite, kiek šiandien dienai bulvių mums reikia suvalgyti, kad gautumėm tas pačias veikliąsias medžiagas. To suvalgyti neįmanoma. Ir štai čia atsiranda badavimas taip pat mikromedžiagomis. Yra nauji auginimo būdai, yra ištirti kiek akvaponika, toksai būdas, kai vandenyje šaknis ir šiltnamiuose sodinami augalai, ir uogos, ir daržovės. Išmatuota, kad ten yra sumažėjimas akvaponikoje, sumažėjimas mineralų kiekio. Tai iš ties tie šiuolaikiniai būdai yra greiti, faini, aprūpina žmoniją maistu, tačiau tas maistas yra daug skurdesnis negu jeigu jisai užaugtų tokioj natūralioj, paprastoj žemėj, kuri yra nenualinta trąšom, nenualinta chemikalais. Nu, toje žemėje, kuri nualinta chemikalais ir trąšom, sumažėja tiesiog tam tikros sluoksnis bakterijų, to humuso vadinamo, ir į augalą nėra iš kur paimti tų medžiagų iš žemės ir tokiu būdu tas augalas tampa žymiai skurdesnis. Tai yra mokslo ištirta ir apie tai galima pasiskaityti, kas norėsite. Na ir dabar kūno aprūpinimas maistinėmis medžiagomis ir kokios dvi pagrindinės sistemos mums labai svarbios. Mums svarbios visų pirma tai yra
pirmoji, pati didžiausia mūsų kūno sistema, tai yra žarnynas ir visa virškinimo sistema, nes į ten iš pat pradžių pakliūna maistas. Tai norint laikyti gerą tinkamą žarnyno funkciją, žarnyno sveikatą, mums būtinas labai svarbus prebiotinių skaidulų, polifenolių ir produktų turinčių gerųjų bakterijų naudojimas. Pagal statistiką lietuviai naudoja tik tai pusę kiekio skaidulų, kiek mes turėtumėm naudoti. Kaip matėt, polifenolių mes ir mineralų visų vitaminų suvartoja mažai, nes augaluose, tiesiog daržovėse mažai yra. Na ir gerųjų bakterijų šiandien dienai mes sunaudojam ypatingai mažai, nes mes juos gaudavom per natūralų pieną, per natūralius sūrius fermentuotus, per natūralų raugintą pieną ir panašiai, kai mes patys savo gamindavomės. Šiandien dienai pienas atkeliauja pasterizuotas, iškaitintas, kuriame yra žuvusios visos bakterijos ir tokiu būdu tas pienas negenda. Bet mes negaunam šitų maistinių medžiagų, arba šitų bakterijų, kurios mums labai yra naudingos mūsų žarnynui. Tai rauginti maisto produktai, fermentuoti maisto produktai būtų labai naudinga ir labai sveika, tokiu būdu mes papildytumėm tas gerasias bakterijas savo žarnyne. Nes jų žarnyne šitų gerųjų bakterijų sumažėjimas yra drastiškas ir tai sumažėja dėl mūsų gyvenimo būdo. Jeigu mes turim daug streso, mažėja. Jeigu mes daug vaistų naudojam, mažėja. Ne tik antibiotikų, bet apskritai vaistų visų. Taip pat mažėja dėl mažo fizinio aktyvumo, dėl cukraus daug esančio maiste, dėl perdirbto maisto vartojimo, kepto maisto vartojimo mažėja būtent šitų gerųjų bakterijų. Ir atsiranda kitų bakterijų, kurios maitinasi šituo maistu. Ir tada jų kiekis didėja. Ir kai padidėja kiekis tų blogųjų vadinamų bakterijų, mes susiduriam su sveikatos problemomis, kurios yra žarnyne. Taip, o žarnynas mūsų yra fantastinis organas. Ten ir imuninė sistema, ten yra ir medžiagų įsisavinimas, ten yra ir signalai tam tikri mūsų visam kūnui, ten yra ir signalai smegenim. Ir yra netgi sakoma, kad žarnynas tai yra mūsų antrosios smegenys, tai jas reikia palaikyti teigiamai. Ir apie tai aš turiu ilgą paskaitą, bet ne šiandieną turbūt. Na ir antra sistema, kuri mums labai svarbi, tai yra ląstelių sistema. Nes kai jau medžiagos praeina žarnyno barjerą, pakliūna į kraujotaką, kraujas jas išnešioja į kūną, į ląsteles. Tai nuo čia mes jau kalbam apie ląstelės sveikatą, apie jos veiklą. Ir jos pralaidumą, kiek ta ląstelė įsisavina maistinės medžiagas, nes kartais būna taip, kad žmogus, pavyzdžiui, pavyzdys pasakysiu paprastai, 2 šeimos nariai, vienam gali būti geras ląstelės pralaidumas, pas kitą gali būti prastas ląstelės pralaidumas, jeigu jie skirtingai maitinasi. Ir tas, pas kurį geras, jisai naudoja papildus, pavyzdžiui, ir gauna efektyvumą, arba tiesiog jo kūnas išskiria daugiau energijos ir jisai pasiekia geresnius fizinius rezultatus. O kitas, tos pačios šeimos narys, maitinasi šiek tiek kitaip, jo ląstelės susiformuoja ir pralaidumas atsiranda visiškai kitoks ir jisai pasiekia kitokius rezultatus ir energijos kiekį, ir atsistatymas mažesnis, ir medžiagų įsisavinimas mažesnis. Tai yra ląstelės sistema ir mes ją galime taip pat kontroliuoti, mes jau turime būdą, kaip tai išmatuoti ir kaip nustatyti, koks yra žarnyno sveikata ir kokia yra ląstelės sveikata. Apie tai aš truputėlį vėliau papasakosiu. Na ir nuo to vėliau mums priklauso, kaip mes tą ląstelę pamaitinam. Ar jinai gauna to maisto, tų maistinių medžiagų, jos aišku būna jau ne maisto forma, būna dalelių smulkių forma, bet josai ypatingai svarbios. Ir tai ląstelių veiklai palaikyti, ląstelių membranų pralaidumą reguliuoti, labai svarbu, kiek tų sočių riebalų suvartojam ir koks santykis yra apskritai riebalų, rūgščių omega-6, omega-3 mūsų mityboje. Keliaukim toliau, apibendrinant visą, ką aš pasakiau, štai čia jūs matote, kad mūsų mityboje šiandieną yra didžiulis disbalansas riebalų omega-6, omega-3. Mūsų mityboje yra trūkumas prebiotinių skaidulų. Mūsų mityboje šiandien dieną yra trūkumas mikroelementų, antioksidantų, vitaminų, mineralų. Mūsų mityboje šiandien yra per didelis kalorijų balansas ir šiandien dienai mūsų gyvenime yra per daug streso,
mažai miego ir mažai poilsio. Ir visą tai sudėjus mes susikuriam savo, mūsų kūnų fiziologijai susikuriam problemas. Tai visą tai reikia kontroliuoti, visą tai reikia gerinti. Ir jeigu yra žinoma, kaip gerinti, mes galim tai atlikti. Na ir taip pat ir, jeigu mes kalbam apie sportininkus, tai mes žinome, kad valgymo režimas taip pat yra labai svarbus. Ir mums reikia pasirinkti tinkamus maisto kalorijų kiekius kiekvienam sportininkui individualiai. Mums reikia būtinai valgyti, sakyčiau, 5 kartus, 3 pagrindiniai patiekalai ir 2 užkandžiai. Ir didesnį mitybos kiekį, didesnį maisto raciono kiekį visgi mes turėtumėm atnešti pirmoji dienos pusėje. Tai turėtų pasidalinti maždaug 70 ir 30. Ir aišku, po treniruotės mes turim atsistatyti, kad mūsų, gautumėm daugiau angliavandenių ir baltymų, kad mūsų atsistatytų raumenynas, kuris, gavo pakankamai daug aktyvios veiklos per treniruotę. Tas laikotarpis per kiek laiko yra, vieni rekomenduoja vieną laikotarpį, kiti kitą laikotarpį, bet per 1 valandą aš labai rekomenduočiau, kad tai būtų gauta pilnaverčio maisto. Na, o kaip iš tiesų ir kokios pagalbos reikia individualiai kiekvienam, aš jums, ypatingai kai jūsų išjungti langeliai, veidukai, arba jūs nepapasakot apie save, neįmanoma to nustatyti ir neįmanoma niekaip padėti. Tai turim tokią galimybę, turim 2 galimybės. Visų pirma, pirma galimybė. Kiekvienam iš jūsų yra suteikta galimybė užpildyti sveikatos klausimyną. Tas sveikatos klausimynas yra bendrasis, bendrinis toksai. Ir jį užpildžius, nusiskanavus QR kodą, štai šitą, kur jūs matote ekrane dabar arba vėliau, kai jūs žiūrėsite video, jūs turėsite galimybę gauti sveikatos klausimyną ir jį atsakę ir palikę savo kontaktinius duomenis, bus galimybė su jumis susisiekti ir duoti jums tinkamus patarimus. Tai čia yra pirma rekomendacija. Kai mes su jumis susisiektumėm vėliau, mes galėtumėm pasikalbėti ir duoti jums patarimus. Antra rekomendacija, kurią aš labai norėčiau jums padėti ir kad jūs išsibandytumėt, tai yra kraujo tyrimai. Ir šiandien dieną jau 15 metų dirbu su norvegų kompanija, kuri daro kraujo tyrimus. Ir tie kraujo tyrimai atliekami labai unikaliu būdu, tai yra auksinio standarto tyrimai. Ir per tos 15 metų jų atlikta buvo virš 1,5 milijono žmonių skirtingose pasaulio šalyse. Kas tai yra per tyrimai ir ką jie parodo? Na, visų pirma, tai yra tyrimas cukraus lygiui nustatyti, kiek per paskutinius 3 mėnesius jūsų kraujo ląstelėje buvo cukraus. Tai vadinamas HbA1c testas, kuris nustato, ar negrėsia žmogui diabetas. Tie, kurie labai daug sportuoja, iš tiesų jūs fizinio aktyvumo metu tas kalorijas sunaudojat ir to cukraus lygis galbūt nėra pakankamas, arba nėra didelis, taip sakyčiau, ir mažai kada grėsia ten 2 tipo diabetas. Bet apskritai visuomeniai toks testas yra labai svarbus, nes diabetas yra vartai į visas ligas. Tai dėl to jį reikia labai kontroliuoti. Na, čia galbūt tėveliam gal kažkuriem tai būtų labai aktualu pasidaryti vyresnio amžiaus žmonėm, nei vaikam. Tačiau šitas testas yra labai svarbus, nes dirbant sveikatos prevencijos srityje reikia žinoti, kiek to cukraus buvo mityboje. Ir ypač ilgalaikio cukraus. Antras testas, su kuriuo dirbu, tai yra vitamino D lygio nustatymas. Nes vitaminas D tiek ir energijai, tiek ir hormonų veiklai labai svarbus, tiek ir kalcio įsisavinimui labai svarbus. Ir jeigu bus per mažas jo kiekis, taip ir imunitetas bus nepilnai aktyvus, stiprus ir fizinis aktyvumas nebus pasiekiama rezultatų, kuriuo jūs tikitės, jeigu vitamino D lygis bus žemas. Tai čia yra auksinio standarto vitamino D testas, kurį galima pasidaryti laboratorijoje. Ir testai beje daromi tiesiog iš piršto matuojama ląstelė, tai yra ląstelės tyrimai ir tai yra labai labai tikslus. Šių laikų medicinoje vadinami auksinio standartu. Trečias tyrimas, vienas iš, sakyčiau, tokių svarbiausių, kuris parodo jau ląstelės sveikatą, tai yra balance test, tai yra riebalų rūgščių tyrimas, kuris išmatuoja visus riebalus buvusius per paskutinius 4 mėnesius jūsų mityboje, iš kurių susiformavo jūsų kraujo ląstelė, eritrocitas. Tai čia yra eritrocito membranos riebalų rūgščių tyrimas
ir jį, sakyčiau, yra labai svarbu daryti sportininkam, nes jisai atspindi ląstelės pralaidumą, tai reiškia, kiek medžiagų gali įsisavinti į ląstelę, kiek pasišalinti iš ląstelės ir taip pat labai svarbu energijai, nes visos organėlės, kurios ir gamina tą, vadinkime, energiją, mitochondrijos, jos turi apvalkaliuką membraną. Tai nuo tos membranos taip pat priklauso, ant kiek jinai pralaidi, ant kiek lengvai tos durys iš tos organėlės, iš tos mitochondrijos atidarys ir išleis energijos į lauką. Tai irgi labai svarbus. Taip pat elastingumą parodo, kas be abejo svarbu traumų prevencijoje. Ir buvo atlikti su futbolininkais 3 metų studija, kur atlikti testą ir sureguliuotas jų riebalų rūgštis, sureguliuoti riebalai jų mityboje. Ir pastebėjo, kad žymiai mažiau praleido dėl ligos treniruočių, žymiai sustiprėjo imuninė sistema ir žymiai sumažėjo traumų, fizinių traumų, kurios susijusios su patempimu, išnirimu, nutraukimu ir panašiai. Tai riebalai dalyvauja ir ląstelių elastingume. Vieni, kaip aš minėjau, sotieji riebalai, jie yra kieti ir mūsų visi raumenys, raiščiai ir viskas būna kieta. Arba yra augalinės kilmės riebalai polinesotieji, kurie reguliuoja elastingumą, jie yra minkštesni, elastingesni ir dėl to mūsų tas raumuo geriau funkcionuoja. Na ir paskutinis tyrimas, pats naujausias, kurį mes visiškai neseniai gavom, tai yra žarnyno sveikatos tyrimas. Tai yra tyrimas, kurį pridavus porą lašiukų kraujų, jūs pamatysite, kaip jūsų žarnynas funkcionuoja. Koks jo yra pralaidumas, ar jisai gerai praleidžia visą maistą, ar jūs maistinės medžiagas gaunate į kraujotaką, ar jisai nepraeina tas maistas žarnyno barjero. Tai turbūt labai svarbu, taip, kad mes valgytumėm ir tas maistas praeitų mūsų žarnyno barjerą ir mes gautumėm tą efektyvumą. Tai čia vienas. Kitas, šitas testas parodo imuninės sistemos aktyvumą, ar mūsų to imuninė sistema gerai funkcionuoja. Ar jinai linkusi skatinti uždegimą, ar jinai linkusi spręsti problemas ir mažinti uždegimą. Taip pat šitas tyrimas parodo streso lygį, ant kiek streso įtaka sukūrė sprendimus, kurie žarnyne mūsų įtakoja. Tai, sakyčiau, šitas tyrimas yra be galo svarbus sportuojantiem ir apskritai visuomeniai. Nes iki šiol nebuvo tokio tyrimo. Buvo tyrimai, kurie, kaip aš vadinu, atliekas pridavus į laboratoriją, mes sužinodavom žarnyne gyvenančių bakterijų ten kiekius, ne? Bet jie neparodo fakto, jie parodo tik tai, kad yra kažkokie kiekiai, bet neparodo jų poveikis. Tai šitas tyrimas yra pirmasis pasaulyje mokslo patvirtintas tyrimas, kuris parodo būtent žarnyno poveikį sveikatai. Tai aš linkiu jums išsibandyti. Na, o tyrimus atlieka Norvegijos laboratorija, tai yra partneris įmonės, kuri būtent vysto mokslą ir virš 30 metų jau tai atlieka. Oslo mokslo parke esanti laboratorija, su kuria tiesiog bendradarbiavime, ir jinai atlieka tyrimus. Tyrimai yra anoniminiai, nėra nei vardų, nei pavardžių, tai tiesiog būdas, kaip išsitirti ir sužinoti. Ir greituoju paštu išsiuntus yra spec galimybės išsiuntimo. Jūs ten savaičių 2 bėgyje gaunate tyrimo rezultatus. Po tyrimo rezultatų mes galime pakonsultuoti jūs ir išaiškinti jūsų atsakymus ir padėti jums pasiruošti ir per 4 mėnesius pasiekti žymiai geresnį efektyvumą, negu jūs turėjote kraujo tyrimo išraše. Tai reiškia, tą dinamiką mes stebim, mūsų tikslas ir suteikti informaciją, edukaciją, ką šiandien darau, taip pat galimybė, kad jūs pasidarytumėte tyrimą ir sužinotumėte faktą, nes tyrimas jisai parodo faktą, o vėliau tie sprendimai, kurie mes galėtumėm jums duoti, jūs galėtumėt juos išmatuoti ir po 4 mėnesių nustatyti, kaip tai efektingai paveikia jūsų organizmą. Tai sakyčiau, tai yra labai logiška ir labai teisinga. Ir tada beliks jums vis tiek tas pats pasirinkimas, ką toliau su to daryti ir kur eiti. Aš sakyčiau, kaip dietistas, sakyčiau, mums reikia ir šventes švęsti, ir kartais atsipalaiduoti, ir galbūt ir picos gabaliuką suvalgyti, ar ten dar kažkokio tai maisto.
socializuotis, nes ta socializavimo sveikata taip pat yra labai svarbi, kad vaikai tarpusavyje ir suaugę socializuotųsi, nebūtų išstumti iš bendruomenės ar dėl savo kažkokių tai įsitikinimų ar panašiai. Tačiau kiekvieną dieną rinktis tinkamesnį maistą, būtent nustatyta pagal tyrimus, ko tiksliai trūksta, kad galėtumėte atstatyti. Ir taip pat, aišku, yra galimybė papildyti maistinė medžiagomis. Ir šiandien dienai tas papildymas maistinėmis medžiagomis, sakyčiau, yra vienas iš tokių svarbių momentų, taip pat kaip ir tinkamas maitinimasis. Kokios veikliosios medžiagos labai svarbios ir ką reikėtų rinktis ir iš kur jas gauti, aš apie tai truputėlį papasakosiu. Ir tai yra, kaip aš ir minėjau, omega-3 riebalų rūgštys. Jos dalyvauja įvairiuose procesuose, bet iš principo tai yra viso kūno procese ir mūsų imuninė sistema labai priklauso, mūsų nuotaika, mūsų nervų sistema nuo to labai priklauso, mūsų atsistatymas nuo to priklauso, dėmesys, koncentracija, daug dalykų ir mes visą tai galim gauti iš, kaip ir minėjau, pačioje pradžioje labai kokybiškos jūrinės žuvies, riešutų, kai kurių uogų miško, jūros gėrybių, tačiau visą tai mes gautumėm per mažai ir mums reikia naudoti taip pat ir papildus. Tik su papildais yra toks niuansas, kad ne visi papildai veikia ir mes išsibandę pamatėm, kad papildai, kurios yra omega-3 su polifenoliais, veikia nuostabiai. Ir su jais galima pasiekti ne tik tai, kad padidinti jų kiekį tos omega-3, bet ir dar ir sureguliuoti apskritai tą riebalų rūgščių santykį, kuris yra labai svarbus sveikatai. Vitaminai, mineralai, vėlgi įvairiausias maistas, kuo spalvingesnis maistas, tuo jisai turės ne tik tai daugiau vitaminų, mineralų, bet jisai turės daugiau ir antioksidantų. Tai įvairiausių spalvų maistą. Aš tai visą laiką esu šalininkas lietuviško maisto. Dėl to tas mūsų miškas, mūsų gamta tikrai duoda nuostabių dalykų ir reikėtų juos naudoti. Naudoti visas miško uogas, kurias tik įmanoma gauti, ar tai būtų šviežių pavidalų, ar būtų šaldytų pavidalų, ar tai būtų bruknės, mėlynės, spanguolės, šilauogės, ar tai būtų avietės, žemuogės, ar tai būtų braškės, uogos įvairios mūsų. Geriausia, kad tai būtų ir kai yra sezonas, kad šeimininkės jūs jų bent jau žiemai iki pavasario jūs jų turėtumėt savo šaldikliuose ir darytumėt galbūt arba smučius, arba į kokteiliukus dėtumėt, arba ant košytės kažkokios tai dėtumėt, arba kompotus virtumėt ir tokiu būdu praturtintumėt savo racioną štai šitų puikių asortimentų. Čia vizualiai gražiai parodyta. Iš tiesų šiandien dienai mūsų parduotuvės yra daug visko, bet kai paragaujam braškę, pavyzdžiui, atvežtą iš Ispanijos, kuri yra be skonio ir lietuviška, tai jūs suprantat, kad jos skiriasi. Taip, arba pomidoras dabar žiemos periodu ispaniškas su lysvės pomidoru, jisai be galo labai skiriasi. Tačiau šitie, jeigu mums jų trūksta, mes turim gauti tos mikroelementus ir kaip ir minėjau, antioksidantai turi būti labai svarbus racionas sportininkui. Vienas iš, sakyčiau, labai svarbių ir tų antioksidantų yra įvairiausių, tai čia galima būtų parinkti individualiai, priklausomai kiek jūs ten maitinatės ir koks tas jūsų kraujo tyrimas. Vitamino D. Taip pat jo yra daug kur, bet įsisavinimas yra labai prastas, labai žemas ir mūsų visuomenė iš tikrųjų vitamino D lygio yra labai žemas tas lygis Lietuvoje dėl saulės trūkumo. Čia vienais metais kažkas tai paskaičiavo, kad sausio mėnesį Lietuvoje saulė švietė ten ar 1 valandą ar kiek valandų. Visą laiką buvo debesis. Tai to vitamino D mūsų oda nesintetina ir beje, jeigu jau kalbam apie tai, kad vitaminą D galima gauti iš saulės, tai pasakysiu tik tiek, kad reikia tada būti be apsauginių kremų ir be drabužių, kad mes gautumėm iš saulės. Nes per drabužius nieko mes negausim, jeigu užsidėsim apsauginį kremą, irgi negausim. Tai turėkite tai mintise. Ir maždaug buvo paskaičiuota, kad jeigu porą savaičių jūs reguliariai kasdieną po 15-20 minučių būsite ant saulės, deginsitės vasaros metu, tai maždaug iki rugsėjo vidurio turėtume turėti vitamino D lygį pakankamai. Ir kaip suprantat, nuo rugsėjo vidurio jau pas jūs būtų trūkumas. Jį reikia gauti, nes omega-3, vitaminas D ir dar keletą mikronutrientų, jie yra nepakeičiami, juos būtinai reikia gauti.
Taip pat dar viena gera veiklioji medžiaga - beta-gliukanai, imuninės sistemos aktyvatoriai, jie reguliuoja mūsų imuninę sistemą. Ir aš apie juos norėčiau pakalbėti tuo laikotarpiu, kai kažkas tai serga, arba kabinasi kažkokie tai peršalimai, virusai, gripai ar dar kažkas tai, juos naudoti. Beta-gliukanai, jie yra skirtingi, vieni yra grybuose, kiti yra miežiuose, kiti yra mielėse. Tai jų poveikis yra skirtingas. Ir imuniniai sistemai labai svarbus yra iš grybų arba iš mielių esantys beta-gliukanai. Beta-gliukanai tai yra tokia natūrali veiklioji medžiaga, kurie aktyvuoja imuninę sistemą jūsų. Ir imuninė sistema tada sukovoja su tuo priešu, kuris braunasi ir stengiasi jūs užpulti. Ir labai dažnai prieš pat varžybas, padidinus fizinį krūvį, prieš pat varžybas sportininkas suserga. Kodėl taip atsitinka? Todėl, kad aš kaip ir minėjau, tas fizinis aktyvumas sukuria didžiulę pažaidą ir mūsų organizmui reikia atsistatyti. Tai veikliosios medžiagos, kai kurios padeda mūsų organizmui taip atsistatyti, kad nesusilpnėja imuninė sistema. Nes jeigu imuninė sistema susilpnėja, nors ir davėte specialius krūvius prieš varžybas ir jau ruošitės varžybomis, jau fizinio parengimas kaip ir ištvermė padidėjo, viskas padidėjo, bet jeigu žmogus susirgs dėl imuninės sistemos nusilpimo, visi rezultatai bus atkelti kažkokiam ilgam laikotarpiu. Taip. Tai štai čia yra beta-gliukanai, yra tokia veiklioji medžiaga Protect, beta-gliukanai, ir jie yra puikia priemonė prevenciškai, natūrali, reguliuoti savo imuninę sistemą, kad mes nesusirgtume. O kiti beta-gliukanai ten iš miežių, iš avižų, yra skirti cholesterolio mažinimui, žarnyno veiklos gerinimui, cukraus reguliavimui, tai irgi turi teigiamą poveikį tam, kam reikia. Dabar dar viena labai unikali veiklioji medžiaga - mėlynasis spirulinos ekstraktas, fikocianinas. Tai turbūt galbūt kažkas iš jūsų girdėjot, kad rugsėjo mėnesį čia buvo tokia akcija, parsidavinėjo mėlynas pienas parduotuvėse. Gal kažkas netgi esat nusipirkę. Tai yra į pieną buvo įdėta spirulina, mėlynoji spirulina ir tas pienas nusidažė mėlynai. Ir buvo tokia atrakcija. O iš tikrųjų tai yra baltymas, spirulinos baltymas, kuris turi labai įdomų dalyką. Jisai turi unikalų poveikį, tokį, kuris ypatingai sportininkam yra labai svarbus. Visų pirma, tai stabdo laisvosių radikalų poveikį, nes jisai kaip antioksidantas neutralizuoja sporto metu pieno rūgščių išsiskyrimą, laktatus, ir labai įdomiai, jisai laktatus paverčia cukrumis, kuriuos organizmas sunaudoja energijai ir padidina VO2 max, deguonies kiekį. Nes spirulina, jūs kaip žinote, turbūt yra geležies šaltinis, o geležis yra vienas iš pagrindinių deguonies pernašai svarbių hemoglobinui, labai svarbių, reiškiasi, komponentų. Tai šitas mėlynasis spirulinos ekstraktas, ką jisai daro sportininkui? Didėja energijos lygis, didėja ištvermė, VO2 max, pašalinami laktatai, neskauda raumenų sekančią dieną, geriau atsistatoma po traumos. Tai, sakyčiau, puikia priemonė, kurią galima tiesiog į vandenį, kurį geriate, pavyzdžiui, sporto metu, įsipilat 8 ml, jisai yra skystame pavidale, čia nupieštas mėlynas milteliai, bet iš tikrųjų jisai yra skysčio ekstrakto pavidalu ir jį reikėtų įsipilti 8 ml į vandenį ir tiesiog gurkšnoti. Tai puikiai, visiškai natūrali, praėjusi antidopingo kontrolę tokia veiklioji medžiaga. Dar vienas produktas, dar viena veiklioji medžiaga, kuri irgi kartais būna labai svarbi sportininkam, ypatingai tie, kurie stresuoja. Tikiuosi, jūs nestresuojate sporto metu, tačiau jeigu tas jaudulys yra toks didelis, kad jūs jį jaučiat, tai reiškia, kad jūsų kortizolio lygis yra padidėjęs. Ir kas atsitinka, kai padidėja kortizolis? Padidėja kortizolis, jis atlieka keletą funkcijų, bet viena tai iš tų funkcijų tai, kad padidėja cukraus šuolis kraujotakoje, jūs gaunate daugiau energijos ir tai yra pozityvu, taip? Nes prieš startą jūs turite turėti daugiau jėgų, kad galėtumėt kovoti ir iškovoti pergalę. Tačiau kortizolio lygis padidėjęs, jisai padaro ir tokią prastą paslaugą,
sukietina lygiuosius raumenis esančius aplink mūsų kraujotaką, širdis pradeda plakti smarkiau, mes labiau pradedam jaudintis, bet taip pat tie raumenų sukietėjimas, jisai neatveda mus prie fizinio rezultato, kurio mes tikimės. O tai reiškia, kad mes treniruočių metu galim pasiekti, nežinau, jeigu pasausta ten bėga 100 metrų, per kažkiek tai sekundžių, tai treniruotės metu, o ateini į varžybas ir jeigu matai, kad kažkoksai tai auklėtinis, pavyzdžiui, pasiekia mažesnį rezultatą, negu kiekvieną dieną darė, pavyzdžiui, treniruotės metu, tai tik tai to jaudulio pasiekoje jam taip atsitiko. Tai tokiu būdu galima naudoti šafrano ekstraktą, puikus produktas, kuris mažina nerimo streso hormonų lygį, didina nuotaikos hormonų lygį ir taip sureguliuoja tas svarstyklės. Ir tada, kai gerai jautiesi, gera dėmesys, gera koncentracija, tiesiog yra galimybė pasiekti geresnį rezultatą. Jeigu kažkam aktualu, valio. Taip pat jisai padeda nusiraminus geriau ir išsimiegoti, tai kam sutrikęs miegas, tikrai puikia priemonė. Ir aš esu tikrai jo esu šalininkas ir pats naudoju, ir kitiem rekomenduoju. Tai mano tarpe ten tokių kaip anekdotinių situacijų yra buvę, kad vienas vyras turi verslą didžiulį susijusius su statybomis ir ten daug streso, daug įtampų ir jisai pradėjo naudoti šitą šafraną. Jis sako, tu žinai, tie visi mano aplinkui nervuojasi, jaudinasi, sako, aš dabar toks ramus sėdžiu, sprendžiu klausimus ir mažiau jaudinuosi, o išsprendžiu daugiau reikalų. Jisai dar pavadino, kad jisai sako, čia ne šafranas, čia pafigin, toksai yra įsireiškimas, jo reiškiasi, kad sako, čia pofig pasidaro viskas nuo šito produkto vartojimo. Tai yra galimybė. Na ir apibendrinant į pabaigą jau noriu pasakyti, kad tie sveikos mitybos įpročiai, tie kūrimas, jisai prasideda nuo šeimos. Tai kiekvienos šeimos aš labai kreipiuosi į tėvelius, būkite pavyzdžių savo šeimai. Būkite tuo pavyzdžiu, per kurį susieina šeima, atsisėda prie bendro stalo. Būkite pavyzdžių, ką pasideda ant stalo. Būkite pavyzdžių, ką atsigeria šeima. Nes tie pavyzdžiai, jie skatina tolimesnį mūsų vaikų patirties priėmimą ir dalinimąsi savo ateityse, savo šeimose. Na ir tie trūkumai, kurių yra, reikia nepamiršti, kad tą praturtinti mitybą tom trūkstamom maistinėm medžiagom šiandien diena yra ne privilegija, o būtinybė. Tai aš jums labai linkiu nepamiršti vartoti ir vandens ir būti pavyzdžių savo šeimose. Pradėkite nuo savęs ir kurkite tą kultūrą savo šeimose. Tai ačiū labai jums už dėmesį ir už šį vakarą, kurį skyrėte būtent šiai temai apie mitybą. Jeigu norite sužinoti daugiau, taip pat čia yra mano QR kodas, kurį galite nuskanuoti. Na ir jeigu bus kažkokių tai klausimų, tai mielai juos atsakyčiau. Tai norite žodis jums, tada rašykite, klauskite. Ačiū Jonai labai už tokią išsame prezentaciją. Atrodo, tikrai mes esam ir girdėję ir manau, kad ir tėveliai nemažai yra girdėję, bet kartais, kai taip susiduri, pradedi galvoti, vienas dalykas yra išgirsti, kitas dalykas paanalizuoti, kaip iš tikrųjų šeima gyvena ir kaip vaikai gyvena. Ir aš manau, kad tai yra labai svarbu. O testų, tai aš irgi norėjau pasakyti, kad mes šeimyną pasidarėm tuos testus, pas mus buvo didžiulis disbalansas ir dabar po tų jau 4 mėnesių ir daugiau, sūnus tikrai pergyvena, nes nebegali praleisti pamokų dėl ligos. Tai jau mes šaltuoju sezono periodu nesergam, o jeigu jau ten ir kabinasi kokia gerklė ar sloga, tai būna taip paviršutiniška ir taip greita, kad net nereikia nei nuo pamokų atleisti, nei nuo treniruočių. Tai aš tiesiog norėjau labai, kad ir tėveliai išgirstų šitos informacijos, kad galėtume daryti sprendimus ir manau, tai tikrai labai labai svarbu ir ypatingai ir siekiančiam sporte ir žinoma ir apskritai sveikai gyvensenai. O kadangi kiekvienas yra unikalus, tai atsakymas į tą sveikatos klausimyną, kurį QR kodą jūs gausite ir gavote, jums gali atsakyti į klausimus, kurie kyla šeimoje. Tai tiesiog kreipkitės ir padėsim išspręsti tuos klausimus.
Tai ačiū dar sykį tėveliam, ačiū Jonai, jeigu klausimų daugiau nėra, netrukdysim vakarą. Ir manau, jeigu kils kažkokių tikrai klausimų ar norų, tai manau ir per mane, ir aš galėsiu dar patrukdyti Joną Gerai, kitais. gerai, puikiai. Tai ačiū labai visiems. Ačiū labai naudinga buvo. Ačiū labai. Ačiū labai. Sudie. Ačiū, gero vakaro. Gerą vakarą. Gero. Visiems viso gero. Ačiū labai. Sudie. Viso.